Dar vienas muziejinis eksponatas Adolfo Ramanausko Vanago partizanų gretose pirma, antra dalys. Tai yra Adolfo Ramanausko Vanago autobiografinė knyga, atspausdinta tarybiniais laikais pogrindžio sąlygomis, vadinamoji savilaida. Spausdinta, kaip ir būdavo įprasta, rašomąja mašinėle. Ir lapai buvo dar kopijuojami, kopijavimo aparato era. Tai vadinosi pogrindyje išleista savilaida. Savilaidos leidiniai Tarybų sąjungoje buvo leidžiami iki 1989 metų, konkrečiai Lietuvoje. Nuo 1989 metų pabaigos jau imta spausdinti legaliai panašūs leidiniai. Reiškia, po tų metų jau savilaidos leidinių nebebuvo. Už savilaidos leidinius, kurie buvo spausdinami, spausdintojai buvo baudžiami laisvės atėmimo bausmėm, o iki 1956 metų buvo ir už laikymą tokios knygos baudžiama laisvės atėmimu lageriuose, stalininiuose. Taip, o nuo tų metų, tik nuo 1956 tik už spausdinimą buvo laisvės atėmimo bausmė baudžiamajame kodekse numatyta, bet tokią knygą radus pas žmogų, neišvengiamai žmogus būtų tardomas, šantažuojamas prisipažinti, kad jis arba pats spausdino, arba išduoti, kas spausdina. Žmogui paprastai buvo grasinama, kad jam pripaišys platinimą, spausdinimą ir platinimą, jeigu jis nepasakys, iš kur gavo tokį leidinį. Štai būdavo ir nuotraukų įklijuojama į tokius leidinius ir matome, kaip susiūti lapai paprastu juodu siūlu. Štai toks leidinys yra mūsų istorijos dalis. Kadangi tai yra mūsų istorija, jis ir keliauja į istorijos muziejų.